Policininkas stovi keli, penktadienis, reikia šeštadienį kažką tai užsidirbti. Poguliukas rankoje, kaip visada. Ir žiūri, Zapas atvažiuoja. Senas Zapas vingio. O, čia yra kontaktas. Patranzavo, laba diena, viršila Svistopliasovas, sakykime, koks nors. Norėčiau jūsų dokumentai, tai pažiūrėjau. O, tai kad jūs girtas, man atrodo. Atidarykit durelės atsidarės, brikit ant žemės, iškrito toks. O, tai kad tai gatavas, tai čia milžiniška bauda. O, sako, kiek ten jūsų? Pasižiūrė į tą zapuką seną, į muilinę tą. Dar suskaičiuoja 13 snukių. Sako, čia negali būti. Klausykit, darom taip. Aš jūsų nebausiu. Aš neatimsiu teisų, nebausiu už girtumą. Jokios baudos nebus. Bet jūs, aš jas paimu, jūs rytoj visi 13, taip sulendat į mašiną ir atvažiuojate kelių policiją. Aš parodysiu hebrai, kiek galima sutalpinti žmonių į vieną šitą, kaip sako rusai, bratskąją magylą, į tą šprotų dėžutę. Sako, gerai, viskas tvarkoja, viršininkas, važiuojam blaivytis, palydėkit. Palydėjo, viskas tvarkoja, visi įsimiegoja. Ką, reikia atsiimti teisių važiuoti. Visi lipa, apsirengė, įsidabino, pasipurškė dezorgazmais visokiais. Sėdo, reiškia, į tą zapuką lenda, 12 sulindo, 13 niekaip netelpa. Sako, hebra, pabandom išsirengti. Išsirengę vis tiek netelpa. Palauk, kaip mes vakar važiavome, neprisimenai. Gerai, išsitepam aliejum išsitepė, kad sulystų visi taip. Nifiga, vienas netelpa. Paskui trūko plionkę šoferiui, sako, klausyk, Petrai, man atrodo, kad tu vakar su mumis nevažiavai. Jo, nevažiavau. O kas jums visą kelią akordeonu grojo, a?